Sveiki visi susirinkę į dar vieną šio festivalio diskusiją. Mums, bent jau man pirmoji, ačiū už galimybę moderuoti šią puikią sesiją. Ir iš karto pristatau dalyvius. Tai yra šalia manęs signataras Petras Vaitiekūnas, europarlamentaras Petras Auštrevičius ir Lietuvos Seimo narys Raimundas Lopata. Sutinkam juos plojimais ir einame prie mūsų diskusijos temos - karas kaip ilgalaikė Europos būsena. Tai jeigu būtų iš tikrųjų taip, tai mes jau esam 4 metus toje būsenoje. Kiek tai yra ilgalaikė, kiek ne. Gal iš pradžių po keletą sakinių kiekvieną savo matymo, kaip jūs įsivaizduojate atsakymą į šį klausimą. Pone Vaitiekūnai. Gal pasakysiu porą žodžių tokių bendresnė tematika apie tai, kokiam pasaulyje mes 80 metų gyvenam. Mes tai reiškia, apie Europą aš daugiau. Nors ta vakarų civilizacija turi kelias atšakas, bet gal europietiška. 80 metų taikos. Ir tie 80 metų taikos ir lozungas niekados daugiau, kalbant apie karus, ypač antrą pasaulinį karą. Ir 4 kartos matyt. Jos įtikėjo, kad pasaulis yra protingas, racionalus ir galima tame pasaulyje klestėti. Ką Lietuva dabar ir įrodo, praėjo tik 35 metai, 30. Ir Lietuva klesti. Ir čia yra didelis pliusas ir dar didesnis minusas. Minusas tame, kad mes tikim protu, mes tikim raciją, mes tikim išsilavinimu. Pažiūrėkite į mūsų jaunimą. Visi kažko siekia ir pasiekia. Ir jie yra įsitikinimas, kad protingi žmonės visados gali atsisėsti ir susitart. Ir ne tik susitart, bet susitart sinergetiškai. Tai reiškia, kad 1+1 daugiau už 2. Ir tai yra strateginė, filosofinė klaida. Filosofinė klaida toksai mąstymas. Todėl, kad mes Europos civilizacija, Europos ta šaka vakarų civilizacijos, mažiau amerikonai, bet irgi. Jie išmoko gyventi mūsų civilizacijoje, bet jiems nei galva neteina, kad tos civilizacijos vertybės gali prisėti ginti. Vertybės tai yra žmogaus teisė, žmogaus laisvės, demokratija, laisvi rinkimai, kas sudaro pagrindą to, kad nėra karų ir mes apsiginam nuo valdžios. Beje, apsiginti nuo valdžios neįmanoma. Bet pagal apibrėžimą neįmanoma, nes valdžia yra valdžia, bet mes galim ir dažniausiai sugebam valdžią pakeisti. O dabar atėjo tokie laikai, kada mūsų civilizacija susiduria su beprotybė. Su beprotybė. Ir jaunimas, ir daugelis europiečių netiki tą beprotybę. Kaip aš jau sakiau, jie tiki, kad visados lyderiai gali atsisėsti ir susitart. Susitart su Hanibalu Lekteriu, čia jaunimui sakau, kuris žino, ką tas reiškia. Neįmanoma. Su Čikatila susitart neįmanoma. Su Hitleriu susitart nepavyko. Ir tai yra neįmanoma. Mes dabar esam situacijoje, kada agresijos plėtimas už Rusijos ribų yra praktiškai neišvengiamas. Tai yra klikos išlikimo sąlyga. Karas vienyje rusų tautą ir vienyje būtent apie Putiną, konkrečiai. Gal kai kurie iš mūsų romantiškai nusiteikę turi 2 viltis, kokias tai infarkto ir insulto viltis, bet jomis aš siūlyčiau nepasikliauti ir investuoti. Investuoti į švietimą. Pasaulis nėra vien tik tai racionalus ir protingas. Baigti reikia. Perduodu.
Tai gerai, o ką mes galim padaryti, jeigu norėtumėm, o turbūt visi norim sustabdyti tą kliką ir jos ėjimą už Rusijos sienų ir čia turbūt vargu rasim prieštaraujančių, kad staiga jie ims ir patys sustos ir nebeis. Tai klausiu pono Auštrevičius. Sveiki. Sustabdyti reikia, turi veikti sistema. Teisinė, saugumo, ekonominė sistema. Pavieniai epizodiški atsitikimai arba veiksmai nieko nepakeis. Ir nors aš esu visiškas optimistas, bet šios diskusijos tema orientuota į ilgalaikio konflikto, ilgalaikės įtampos, temą. Ar ne? Ir aš jums dabar pasakysiu keletą priežasčių, kodėl manyje yra daugiau pesimizmo arba kritiško mąstymo vertinant dabartinę situaciją, negu pasakyti, kad mes susirinksime, nuvažiuosime, čia viršūnių susitikimas į Aliaską dar kartą ar į Floridą ir viskas pasikeis. Anaiptol. Pirma, pasaulyje iš esmės nėra patikimų tarptautinių organizacijų, kurios gali pakeisti situaciją, kaip civilizacija norėtų. Žiūrėkit, Jungtinės tautos saugumo taryboje sėdi Rusija, nustatinėja darbotvarkę, panašiai, skelbia visiškai propagandinės žinias visam pasauliui, būdama tos tarybos ir organizacijos narė, jinai išmesta iš Jungtinių tautų. Ne, neišmesta. Reiškia, Jungtinėms tautoms tai yra okei. Bendradarbiavimo, Europos saugumo bendradarbiavimo organizacija. Okei. Taip pat Rusija po šiai dienai. Rusijos atstovai po šiai dienai dalyvauja visuose viršūnių susitikimuose. Tarp kitko, Helsinkio baigiamasis aktas, ar ne, 50 metų. Sutriptas, kur buvo pasakyta apie pokarinių sienų neliečiamumą, suvereniteto pagarbą ir panašiai ir taip toliau. Antras mano argumentas. Maža to, kad mes dabar kalbame, turėtume minėti daugiau Rusiją kaip agresorę, kaip karo pradininkė ir tęsėja, bet jūs pasižiūrėkite, yra grupė rimtų šalių, rimtų ekonomiškai ir šiaip jau regioninę įtaką, Kinija, Iranas, ar ne? Dar galiu keletą paminėti, kurios iš esmės nesišalina Rusijos ir netgi demonstruoja bendradarbiavimą. BRICS-as, tas pats, praktiškai remiasi, aš sakyčiau, tokių iššūkių vakarams arba tos alternatyvos kūrimų ir panašiai. Šanchajaus organizacija prieš tai buvo ir taip toliau. Kitaip tariant, dabar Rusija agresorė nėra atmetimo reakcija ir atvirkščiai tos valstybės, jos iš esmės grupuojasi, jos veikia, jos palaiko Rusijos veiksmus vienaip ar kitaip, vienos tiesiogiai, kitos slapta ir panašiai, bet taip yra. Trečias dalykas. Žlugo iš esmės tikėjimas, kad prekyba ir ekonominis bendradarbiavimas pakeis pasaulį į gerą pusę. Taip, ekonomiškai pakeičia, ar ne? Bet žiūrėkite, aš Rusijos žmonės, kokie tenai bebūtų, Rusijoje, aš manau, nėra piliečių. Ten yra tik tai vartotojai. Jie yra labai lojalūs vartotojai, kiek jiems įpila tenai nuo tos naftos pinigų. Jie ir eina paskui tą, reiškia, dūdelę ir taip toliau. Piliečiai negalėtų leisti, kad valstybė vykdo tokį agresyvų, brolžudišką, galima netgi sakyti, karą prieš Ukrainą ir rengia kitas provokacijas ir taip toliau. Prekyba, kuri buvo skirta, kad sutelksim valstybės, kaip jau čia racionalus protas, kaip sakė kolega, turi vyrauti, nekariaukime, nes tai sugriaus mūsų gyvenimus. Anaiptol, tie, kurie pasiryžta agresijai, jie pasiryžę aukoti viską. Ne tik savo socialinę ekonominę gerovę, bet jie aukoja daug platesnio rato žmonių gerovę. Kitaip tariant, pamirškime, kad prekyba yra būtent ta stebuklinga lasdelė, kuriai mostelius gali pakeisti. Ir paskutinis mano dėja
veiksnys, kuris irgi nerodo, kad reikalai šiame pasaulyje vystosi į gerą pusę, o tai reiškia, kad turės būti kažkokie tai sprendimai, nes ne pavieniai, o tik sisteminiai sprendimai gali pakeisti. Tai, kad štai praeitais metais oficialiai pasaulyje nedemokratijų tapo daugiau negu demokratijų. Yra ištisa gradacija, yra pilna demokratija, reiškia pusėtina demokratija ir yra taip autoritarinės valstybės, tenai tie visokie režimai ir panašiai. Tai štai jums, kaip sakė Petras, 80 metų pastangos, atrodo demokratija visiems gera priemonė, gyvenkime, prekiaukime, gerbkime vieni kitus ir laikykime tarptautinių susitarimų. Anaip tol, demokratija nėra stebuklas, ties kuriuo eina melstis kiti. Kitaip tariant, aš manau, kad mes esame tikrai jau lūžio taške, kuris gali eiti arba blogyn, arba bus padarytos išvados, bus ieškoma tikrai sistemiškai pagristų sprendimų, kurie gali garantuoti saugumą ateityje. Ar mes galim sutikti šitoje vietoje, kad demokratija buvo geriausia tiems, kas nori pasinaudoti demokratiją ir užvaldyti valstybės, kurios gyvena demokratijoje arba stengiasi gyventi demokratijoje. Ir tai kiek tada mes dar turim laiko? Nes mes kol kas tik tai kalbam, kaip tai yra blogai. Sisteminių sprendimų yra ne, o variantų irgi nebėra daug. Pane Raimundai. Apie laiką vis laiką sunku svarstyti, bet dėl galimybę pasinaudoti demokratiją, taip sakant, piktiems kėslams, man atrodo, ten Musolinis yra sakęs, demokratija yra geriausia forma mums ateiti į valdžią. Bandysiu atsakyti į Rita jūsų klausimą, bet aš dar prie to racionalumo norėčiau grįžti ir prie tos karo būsenos. Tai, ką Petras pradėjo apie racionalumą, jis iš tikrųjų teisus. Štai keli jums pavyzdžiai, man teko būti Kijeve 22 vasario 16, kitaip tariant, likus savaitei iki invazijos ir, aišku, visų pirma nustebino gan atsipalaidavęs ukrainiečių politikų, taip sakant, būvis. Mes vežėm žinią, kurie jau turėjo prieš tai šiek tiek gavę iš amerikonų, mes vežėm, kad, bus. Jie sako, čia gazdinimai, neprotinga būtų mus pulti. Atsitiko kitaip. Izraelis spalio 7 diena, man teko būti Tel Avive po 2 mėnesių. Ir pokalbėje su spectarnybų vadovybė, ten keliese mes buvom, iškėlėm klausimą, kaip taip galėjo atsitikti? Jūsų spectarnybos yra vienos stipriausių pasaulyje. Sako, mes ženklų neturėjom, bet prieš spalio 7 gavome tie ženklai, pagal kuriuos praktiškai viskas ir įvyko. Ir buvo spalio 6 susirinkom, apsvarstyti tos ženklus, svarstėm iki 4 ryto, ir vis tiek linkom prie to, čia neracionalu. Jie taip tiesiog sveikų protų tas nesuvokiama. Bet dėl viso pikto nutarėm susirinkti dar sykį 8 valandą ryto. Kaip žinia, viskas prasidėjo 6 valandą ryto. Tai štai jums racionalumas ir jo, taip sakant, mąstymo ypatybės. Kitaip tariant, kaip mes sakome, vien tai, kad mes sakome, gerai, yra galimybė, kad mus puls. Tam reikia ne tik Ukrainą remti, kiek galim, bet ir patiems, taip sakant, normaliai pradėti ginkluotis. Bet ar kada nors girdėjot, kad tas ginklavimas išgelbės nuo atakos? Nebūtinai. Tai čia apie racionalumą. Antras dalykas, grįžtant truputį prie mūsų temos, karas kaip permanentinė Europos būsena su klaustuku, atvirai pasakius, istoriškai žiūrint, ar ne, Europa niekad nebuvo taikoje, jinai visą laiką buvo kare. Visą laiką. Gal ten keli metai po Balkanų karų, griuvus Berlyno sienai, ir tai, netrukus Gruzija, nebuvo taikos. Tai štai, tą reikia suvokti, kaip kalbam apie Europos būklę. Karas yra permanentinė sisteminė Europos būklė. Klausimas, kaip mes į šitą reaguojam.
Ir pasirodo, kol negaunam normalaus niukso, tol nereaguojam. Bet kai pradedam reaguoti, iškyla greičio klausimas, masė kitų dalykų, suderinamumą ir taip toliau ir panašiai. Ir galų gale vis tiek nieks netiki, kad mūsų gali nepulti. Pamiršau paprašyti, kai turit klausimą, iš karto kelkit ranką arba duokit kitokį ženklą. Mes čia turim savanorių, kurie padės jums gauti mikrofoną ir išgirsim ne tik mes jūsų klausime, bet ir transliacijos žiūrovai. Tai gerai, jeigu mes esam toj, kaip Raimundas sakė, nuolatiniai karo Europoje būsenoje, tai ar iš tikrųjų jau reikia ruoštis tam, su kuo realiai mes dabar gyvenam, tik tai sunkiai susitaikom, kad karas kol kas šalia mūsų yra, kaip sporto varžybos, kad tu susitinki, sužaidi simultaną, kuris netrukus čia bus ar ne, ir tuo metu kaip ir esi varžovas. Partija pasibaigia ir tu sakai, kad kažkoks kitoks gyvenimas prasidėjo. Painiai kalbu apie tai, kad Rusija yra priešas, yra agresorius, yra žudikas, bet tarsi tuo metu, kai vyksta karas Ukrainoje, jis yra mums priešas, kai raketos neskrenda pas mus, iš mūsų ir į mus važiuoja autobusai į Rusiją ir panašiai. Tai ar jau čia ir yra ta būsena, prie kurios mes, kaip ta verdama varlė, po truputį pratiname esame, kad galvotumėt, kad nieko tokio, bus daugiau tų autobusų, kas čia tokio, bus gal ir tankai, o tai kas čia tokio, kuo skiriasi nuo autobusų, gadina gal truputį kelių dangą. Čia tas fenomenas, su kuriomis liberaliosios demokratijos susidarime ir mes dabar, šiuo metu, kai nenormalumai tampa normalumais. Tiesiog susitaikom. Sunku paaiškinti tuos psichologinius dalykus, kodėl taip atsitinka. Bet, ką, antisemitinę valdžią turim jau antrą kartą, ir ką, susitaikysim, panašu. Taip ir su karu, tas Europos matyt susitaikymas, kad mes esam karo būsenai, kartais ne karšto karo, bet vis tiek karo, priverčia tokį nenormalumą padaryti normalumu. Ar tai suvokia, kokios gali būti iš tokio suvokimo pasiekmes? Pralaimėjimai. Tik tai pralaimėjimai. Aš manau, kad šiuolaikiniai karai visi yra super hibridiniai. Ir, žinoma, sienos peržengimas yra galutinė fazė ir kriterijus ir panašiai. Bet žiūrėkit, dabar pasižiūrėkime. Karai yra įvairūs ir to hibridinio karo sudedamosios taip pat yra įvairios. Informacinis karas. Esame informacinio karo dalyviai, mums paskelbtas ir mes bandome atsilaikyti jame ir panašiai. Sėkmingiau, mažiau sėkmingiau, bet jis vyksta. Ekonominis karas. Taip, mes esame ekonominio karo dalyviai. Mes taikome vienas griežčiausių, galime laikyti dar griežtesnės taikyti ir privalėtumėm taikyti griežtesnės ekonominės sankcijas Rusijai. Dėja, ne visada pavyksta. Matome štai ir bandymų pasipelnyti, netgi iš tos valstybės, kuri yra pirmam trejetuke pagal skiriamą paramą Ukrainai, tarp visų, remiančių Ukrainą ir panašiai. Trečias dalykas – kibernetinis karas. Žinoma. Jūs pažiūrėkite, kiek buvo jau paskelbtų ir nepaskelbtų atvejų, kada prieš mus buvo kibernetinis karas panaudotas, ar ne? Ir yra dar įvairiausios, matyt, išvedamosios iš tų visų paminėtų mano trijų. Kitaip tariant, kuri čia dabar ta sudedamoji yra sunkiausia, tai žinoma, tas kinetinis karas yra jau suprantama. Tiesiogiai priveda prie žūčių, sugriovimų ir panašiai. Bet visos kitos, aš nemanau, kad jos yra mažiau pavojingos. Ar ne? Ypatingai informacinis karas, kuris susijęs ir su dezinformacija, ir propaganda, ir visais kitais kėslais, besislepiančiais už to reiškinio. Tai, mes savo turėtumėm labai aiškiai formuluoti, matyti, ir ko gero mūsų gynybos biudžeto dydis tai patvirtina, kad mes ruošiamės, kad mes privalome turėti atsvarą ir pasiruošimą valandai X, bet aš manau, kad paminėti dalykai taip pat reikalauja išlaidų. Jos, tarp kitko, nemažiau kartais svarbios ir panašiai. Todėl
primestus karo žaidimus. Mažiau galbūt tai eksponuojame, bet turime suprasti, kad jie mūsų nepaliks ir galbūt jie nemažiau mums gali žalos padaryti negu ir kinetinis karas. Petrai, norėjot kažką? Gal porą žodžių pasakysiu. Aš žmogus paprastai ir pasakysiu. Jokio karo mes laimėti negalim. Jokio karo mes laimėti negalim. Ir priešo atremti mes irgi negalim. Jeigu jis užsinorės, jis visados mus įveiks ir visados okupuos. Vienintelis dalykas, ką mes galim, tai padidinti tokios okupacijos kainą, kad priešui labiau skaudėtų. Ir tas pasirengimas mūsų gynybai iš tikrųjų yra nukreiptas tam, kad mes išloštume laiko. Galbūt savaitę, galbūt 2, galbūt 2 mėnesius. Kad mes išloštume tiesiog laiko, kad galbūt ateitų mūsų NATO partneriai į pagalbą. Vat štai vienintelis tikslas. Ir kaina agresijos į Lietuvą būtų maksimali, kiek mes galim pakelt. Bet iš tikrųjų po šito glūdi beprotiški dalykai. Karas ir beprotiškas dalykas. Jūs galvojat, ką jūs galvojat apie šitą išsireiškimą? Ką jūs galvojat, ką tai reiškia? Agresijos kaina turi būti maksimali. Ar jūs suprantat, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turim turėti ilgašaudės priešą pasiekiančias raketas, kurios galėtų pasiekti Minską, Maskvą, Leningradą ir Kaliningradą. Sankt Peterburgą. Štai ką reiškia didinti agresijos kainą. Jie turi žinot, kad pas mus tokie ginklai yra ir yra žmonių, kurie nusiteikia tokius ginklus panaudoti. Ir tai yra agresijos kainos didinimas. Vienintelis realus dalykas, kuris gali priversti agresorių nukreipti savo pirmą smūgį ne į Lietuvą. O čia ir viskas, ko mums reikia. Pirmas smūgis, kad būtų suduotas ne Lietuvai. Ciniškai, atvirai ir paprastais žodžiais aš jums pasakiau labai svarbų ir nemalonų dalyką. Gal kas nors, taip Justinai. Ar galim gauti mikrofoną? Antra eilė. Dėkui labai. Taip, aš nenoriu pamesti šitos minties, nes labai ir įdomi ir atvira. Mes nepasigaminsim tokių toliašaudžių ginklų, žinant, kad mums reikėtų juos panaudoti, bet kokia ginklus gaminanti šalis turės didelių abejonių ar parduoti šitiems paskutiniam pagonim tas raketas. Tai ar galite tiesiog šiek tiek... Galiu pakomentuoti. Labai geras klausimas. Jūs pataikėte į pačią esmę. Yra ta šalis, kuri siūlo ne tik parduoti, bet ir gaminti Lietuvoje ir laikyti tuos ginklus ne tik Lietuvoje, bet mūsų partnerių NATO šalyse. Tai yra Ukraina. Jinai turi tokius ginklus, Palenica ir visos kitos. Mes galim juos gaminti, mes galim juos turėti. Bet 70% žmonių, normalių žmonių, 70%, visados tikės, kad jeigu tu būsi geras, jeigu tu nesiruoši karui, jeigu tu neturėsi ginklų, jeigu tu niekam negrasinsi, tai tavęs ir neužpuls. Nu, tokia yra realybė, tokia yra žmonės. Žmonės yra visumoje geri. Vat tokie racionalūs. Nu, jie tiki tuo, kad jeigu tu geras, tai ir tau bus geri. Tai aš arba nelabai gera, arba man užteko tų ketvirtų jau metų didžiojo Rusijos karo prieš Ukrainą, man tikrai yra per akis gana, kad aš netikėčiau, kad jeigu esi geras, tavęs nelies, nes aš manau, kad reikia ruoštis. Jo, kaip davė Ukrainai ir taip, ir ne vieną kartą. Paskutinį kartą ten kokį nors sausio mėnesį, turbūt 22 metų. Tai ar mes vis dėlto turim tiek pakankamai negerų žmonių, kurie suprastų, kad Lietuvos saugumas priklauso nuo to, kad mes vertinam Ukrainą kaip galbūt saugumo tolimesnio Europoje pagrindą Ukrainos kariuomenę. Turim žmonių ar absoliučiai tokia galimybė, kad Ukraina galėtų būti saugumo garantas?
Aš gal čia visų pirma žiūrėčiau į mūsų ir visų pirma į tuos, kurie atsako už mūsų krašto apsaugą. Na, karinius planus, pavyzdžiui. Tie nelemti tankai, kai reikia drono. Kai reikia drono, atsisakymas, taip sakant, dronizuotis. Taip kad, na, čia vyksta kai kuriais atvejais labai nemalonus dalykai. Tai kol šitas nebus išrauta, tol čia bus, na, iš tikrųjų to pasitikėjimo ir to atsako kainos klausimas labai atviras. Kitaip tariant, na, mes galų gale niekaip neatsakysim. Žinoma, tie, kurie kalba, kad čia su tais dronais mes nieko nepadarysim ir kad mums nereikia antidroninės gynybos, dronų, sienos ir panašiai, na, gali apeliuoti, pavyzdžiui, Vokietiją, ar ne, kaip neseniai, jeigu ne šiandien, paaiškėjo, kad jau seniai rusų dronai skraido Vokietijos teritoriją. Ir tik dabar vokiečiai susirūpino, pirks ar gamins specialius antidroninius ginklus po tiek laiko. Taip gal čia ta Vokietijos ir Lietuvos pavyzdys demonstruoja tą patį, nu, to laiko nesuvokimą. Keista apie tai kalbėti, žinant, kai kurie Vokietijos politikai tarsi puikiai suvokia situacijos dramatizmą, bet dėja realybė kol kas yra tokia, kokia yra. Mes kainos, mūsų užpuolus, mes tos agresijos kainos nedidinam. Dėja. Ar galim dar gauti mikrofoną? Vėl antroji eilė, tik tai kitam šone. Ačiū. Bet mes taip kalbam, kad bus, ne, tas karas ir dabar ruoškimės, kad kuo mažiau būtų aukų arba kad ne mes pirmi būtų. Ne? Nu, galim galvoti, kas gali būti pirmesni, kur 90% rusakalbių, pavyzdžiui, ir sakyti, turim dar papildomą mėnesį. Bet kodėl mes taip kalbam? Nes, ką pasakė Petras, mes negalim susitarti su Hanibalu lektoriumi ir panašiai. Ir aš esu vienam iš jūsų uždavęs šitą klausimą prieš kokius 5 metus, kad, su Piterio banditu tu negali susitarti. Piterio banditui tu tik gali duoti į snukį ir duoti taip, kad jisai neatsikeltų. Na ir atsakymas, kurį gavau, mes taip nedarom. Tada mes pamatėm biržą, kuris, potencialiai galėtų duoti į snukį, ne? Nes jis irgi pats yra, kaip kažkas sako, negeras žmogus. Aš nesakyčiau geras, negeras, aš gal sakyčiau žmonės, kurie esant tam tikrom situacijom, gali išeiti iš to įprasto veikimo, truputėlį sulaužyti tam tikras taisyklės ir suprasti, kad jeigu mes žaisim tik pagal jas, tai mes ruošimės tam karui, ne? Kaip kažkam, kas neišvengiama ir bandysim turėti mažiau aukų ir galbūt laimėti, kai dalį mūsų nužudys. O kažkas gali pasakyti, pažiūrėkim iš esmės ir galbūt yra galimybės iš esmės išspręsti tuos dalykus, nes mes esam stipresni, mūsų ekonominė galia yra stipresnė. Bet dėja, tas bičas, kuris galėtų tą padaryti, žiūri tą kitą bičą ir sako, blemba, kaip faina, ne, jisai turi ir tokią neribotą valdžią ir ten savo tą pilį netoli Krymo ir aš irgi taip noriu, ne, ir kai pasako, kad Zelenskis, kad karo metu rinkimai nevyksta, jam sužimba akis ir sako, matai kaip. Tai ar mes galim rasti kažkokį tai neordinarų sprendimą, ar taip ir murkdysimės ir tiesiog bandysim, diskutuosim, kalbėsim ir piktinsimės, aišku, suprantu, apie tai reikia kalbėti ir piktintis, kad neperkam, nedarom ir tuos dalykus darysim, bet kartais, žinot, yra paprasčiau galbūt problemą išrauti su šaknim. Problemos esmę mes kaip ir žinom. Mes galbūt bijom to, ne? Nes mes nežinom, kas būtų, jeigu Rusija dezintegruotųsi ir tai turbūt yra vienas iš tų naratyvų, ką ta pati Rusija sako, ne? Jūs bijokit, nes jeigu subirės ir panašiai, kiek tų branduolinių ginklų, galbūt pusė tų branduolinių ginklų net nebeveiks, ką parodė agresija Ukrainai. Tai ar galim pabandyti čia rasti kažkokį truputėlį out of a box sprendimą? Donatai, aš pabandysiu pateikti keletą savo paaiškinimų. Matot, Lietuvos saugumas yra kolektyvinio saugumo dalis, ar ne? Ir reikia pripažinti, kad ta kolektyvinio saugumo sistema, apie kokią bent mes kalbėtumėm, ar NATO, Europos Sąjunga, yra beprotiškai lėtos. Jūs pamenate, prieš 3,5 metų Vokietija kokią pagalbą pasiūlė Ukrainai? 6 000 šalmų
Ir tai buvo pusiau, reiškia, pusiau atvirom lūpom pasakyta. Gal geriau nieko, bet 6,000 galim jums duoti. Dabar Vokietija kelis kartus didina bent jau 155 kalibro sviedinių gamybą ir atrodo tai ne pabaiga. Ir aš labai tikiuosi, kad Mercas įgyvendins savo pažadą Taurus raketas perduoti Ukrainai su leidimu atakuoti už sienos į rytus. Bet mes esam tos sistemos dalis. Jinai, žinokit, buvo lėta ir jinai dar yra lėta. Nes sprendimų pats priėmimo būdas dėja yra toksai. Ką mes galim daryti? Mums reikia iš esmės šiek tiek ukrainizuoti savo mąstymą ir veikimo būdą. Man ne vienas Ukrainos savanoris, kariškis yra sakė, jeigu jums, lietuviams, teks išgyventi tai, ką mes dabar išgyvenam, mes tikrai ateisim jums į pagalbą. Kitaip sakant, tai yra toks individualus, aš manau, Ritai nekartą tekę girdėti tokius pasakymus ir panašiai. Tai yra labai puikus dalykas, bet žiūrėkit, ruošiantis tiems dalykams, ne vien tik tai mums seniai reikėjo, pavyzdžiui, prie kertinių ministerijų padaryti patariamuosius ukrainiečių forumus, grupės. Tikrai, tų žmonių yra. Generolų išėjusių į atsargą. Ar rotacijos būdu, ar kitų. Ne tai, kad mūsų savanoriai, kurie praleido 3-4 metus Ukrainoje, bando pasakyti kažkokią tai tiesą, kuri netitinka susikloščiusio mąstymo ministerijose ir jie yra pavadinami, kad, kokie jūs esat, jūs net laipsnio neturite, o patarinėjate pulkininkams, bandote komanduoti pulkininkams ir generolams ir admirolams. Kitaip sakant, juos pastato už brūkšnio. Žmonės frustruoja, iš tikrųjų. Jie yra pilni gerų norų perduoti savo pasiūlymus. Bet žiūrėkit, aš kalbu ne vien tik tai apie Krašto apsaugos ministeriją, Sveikatos apsaugos ministeriją. O jūs įsivaizduojate, ką reiškia, kada sužeistųjų sunkiai ar lengviau yra 10 000. Ką daryti? Izraelis turi požeminės ligoninės, seniai įsirengęs, pritaikytos patalpos arba maksimaliai bandoma tą padaryti ir panašiai. Mūsų sveikatos ministerija, mes su priedangomis dar šiek tiek muistomės, čia kažkas tai išsivalo ruselius, kažkas neįsivalo, bet sveikatos apsaugos ministerija, transporto ministerija, susisiekimo reikalai, ar ne? Visi kiti dalykai. Žemės ūkio ministerija. Kas atsitiks, pavyzdžiui, kuomet jeigu prasideda karo veiksmai, o tarkime yra, gyvuliai, žemės ūkio gyvuliai, ar ne? Kas bus su jais? Mes turime, pavyzdžiui, zonas, kurios galima būtų saugiau evakuoti ir panašiai. Yra daugybė aspektų. Ir tas dalykas, pasiimti tą patirtį, kurią dėja privalo aukštomis gyvybių ir kitų kainomis mokytis ir eiti šito keliu Ukrainą, mes privalome dabar tą dalyką daryti. Ir iš tikrųjų pasikviesti ukrainiečius, ne tai, kad atmetinėti jų pasakymus. Žinokite, karas yra iš esmės visur vienodas, ar ne? Lygumose galbūt skirtingas nuo kalnų, reiškia jūrinis nuo sausumos, bet iš esmės principai yra tie patys. Tai aš manau, kad ta gerąją to žodžio prasme ukrainizacija mums būtų labai labai tema. Petrai. Petras Auštrevičius labai svarbią temą palėtė ir labai samprotavo racionaliai ir protingai apie tai. Aš tik truputį sukonkretinsiu. Ukrainiečiai nenori duoti žmonių. Jiems reikalingi žmonės tenais ir fronte, ir ministerijos, ir visur kitur. Yra išeitis, yra sužeistieji. Sužeistieji, kurie gali praeiti reabilitaciją Lietuvoje. Sužeistieji, kurie yra aukščiausio lygio specialistai. Specialistai fronto, specialistai dronų. Ir mums reikia išmokti visiškai naują karą. Ir tą naują karą, aš įvardinsiu, naujoji logistika. Logistika, kurios iki šiol niekas tokios logistikos nevystė, nesuprato ir neturėjo. Ukrainiečiai turi. Ryšiai, kariniai ryšiai.
Visą ryšiai, kuriuos mes turėjom, nuėjo jau praktiškai į praeitį. Reikia naujų ryšio sistemų, naujosios karo vadovavimo infrastruktūros, į kurią sujungta visa karo mašina. Ukrainiečiai tą turi. Žvalgyba, ryšio priemonės. Visas šitas žinojimas, know-how yra ukrainiečių rankos ir mes galim paimti juos iš sužeistųjų, iš tų, kurie praeina reabilitaciją, tie, kurie eina gydosi. Kaip jūs dabar nepaprastai reikšmingai paminėjot mediciną, mes visiškai nepasiruošę. Ukrainiečiai gali pamokyti, parodyti. Ir tai gali padaryti, neatitraukdami savo žmonių nei iš fronto, nei iš to karinio gyvenimo. Tai aš tiesą pasakius, tik norėčiau pradėti, kad tu švelniai idealizuoji tą Ukrainą, bet nėra 100% viskas taip gerai, bet taip viską išvardinta jie turi, su dideliam problemam ir jie nori keistis tą patirtim. Ir tarkim, šiuo metu Lietuvoje vėl bus eilinė sužeistųjų reabilituojamųjų grupė, tai nieko panašaus, apie ką mes galėtume svajoti, pasimti jų patirtį. Nėra rengiama, yra rengiamas gražus, geras, teisingas laisvalaikis, dėmesys jiems, bet žinių apsikeitimo nėra. Raimundai. Tai čia buvo atsakymas turbūt į vieną klausimo dalį. Pirmoji dalis buvo, liečianti turbūt tą didžiąją tarptautinę politiką. Tai žiūrėkit, paradoksalus dalykas, dar net Trumpui normaliai neatėjus, kai kurie Lietuvos politikai garsiai kėlė klausimą, kaip bendrauti su Amerika būsimo karo kontekste ir ypač pagalbos Ukrainai kontekste. Ir jie pasiūlė tą variantą, kurį tik dabar, tai yra praėjus beveik 3 metam, daro Europą. Europai pirkti ginklus, prieš 3 metus siūlėm. Europai pirkti ginklus iš Amerikos ir vežti. Tai vat, kaip Petras kalbėjo apie lėtumą, tai čia vat vienas iš tragiškiausių turbūt lėtumo pavyzdžių. Kitas toks atviras dalykas, jūs paminėjot Sankt Peterburgo banditus. Ką tik lietuviškai pasirodė Bobo Woodwardo ta karas, lietuvių kalba, ir ten pačioj pradžioj yra pateikiamas jo interviu, ar jo kolegos interviu su Trumpu, kai jis dar nebuvo Trumpas. Ir pavadino, pateikęs tą interviu, štai tikrasis trumpizmas. Ten kelios mintis to trumpizmo. Trumpas sako, visą laiką reikia būti kietu, bet logika viso veiksmo turi būti paremta botagu ir meduoliu. Ir trečia, neturėti jokių verslų su mafija. Tai pirmus 2 jis vykdo, trečio panašu, kad nelabai. Gerai, tai ar vis dėlto yra kas nors, kokia nors galimybė Europoje atsirasti kažkam, kas duotų tam Piterio banditui dantis? Tegu gerai, kol neturim tų toliašaudžių raketų, yra kitokių būdų padaryti juos nesaugius. Tie patys informaciniai karai, kibernetiniai dalykai, IT technologijomis galima turėti adresus visų ir kiekvieno, kad jie nebenorėtų leisti jokių dronų ir nieko kito į Lietuvą, tarkim, jeigu kalbam apie savo gynybą. Kiek mes esam čia pasiruošę tą daryti ir ar mes bent jau suprantam, kad mes esam įgalūs tą padaryti? Rita, aš turiu pripažinti, kad mums reikia pasiruošti situacijai, kada mes galim, pavyzdžiui, nesutikti su strateginiu partneriu. Nebūtinai garsiai. Nebūtinai garsiai, bet ta prasme elgtis kitaip, negu mums jisai diktuoja arba diktuoja. Patarinėja, bando sukurti tam tikras sąlygas ir panašiai. Mums iš esmės reikėtų gyventi tokioje situacijoje, dar kartą sakau, grįžtų prie Izraelio. Jeigu Izraelis būtų ėjęs, kaip jiem ten patarinėja labai daug metų, 10-mečių, ta prasme, matyt, nebūtų likę valstybės, ar ne? Netgi strateginiai partneriai, va, toj pačioj knygoje, beje, labai rekomenduoju paskaityti, puikia knyga, labai geras stilius, labai lengvas, daug faktinės medžiagos ir nelieka abejonių, kad beje ta medžiaga yra tikra, kad tie pokalbiai ir tai, netgi tie tokie posakiai buvo naudojami ir panašiai. Tikrai puikia knyga, Karas. Tai aš manau, kad pirmą mums nereikia visada galvoti, kad už mus viską žino geriau šitoj situacijoje.
kai kas ir aš dabar turiu paprastą dalyką. Po bankų griūties, atsimenat, kaip sakė? Buvo tada pasakymas, bankas yra per didelis, kad jisai sugriūtų. Ar ne? Bet aš pratęsiu šitą mintį. Kai kurie dideli teritorija, ypatingai ekonominė galia, mano, kad jie yra per galingi, kad jie būtų neteisūs. Ir žinokite, mes ateiname į tokį pasaulį, kur būtent bandymas tų ekonominės galios akumuliacija, turto akumuliacija iš esmės suponuoja, kad jie žino viską. Tikrai ne. Ypatingai tokiais klausimais, kada sprendžiasi strateginiai išlikimo žmonių ateities gyvybės klausimai, valstybės išlikimo klausimai ir panašiai. Kitų, trečiųjų valstybių, ar ne? Apie save jie pasirūpins, apie kitus jie gali lengviau kalbėti. Tai aš manyčiau, kad mes leiskime savo kai kada nesutikti su strateginiais partneriais, o iš kitos pusės pripraskime, kad, kaip aš minėjau, tas kolektyvinio veikimo organizacijos, jos pasirodė yra ne vienalytės. Aš jums dabar tikrai pasakysiu, Europos Sąjunga 27, bet tik 25 veikia apytiksliai vienodai. Ar ne? Vengrai ir Slovakai. Vengrai tai tikrai jau pasitraukė. Didelė dalimi iš sprendimų netgi, matot, nepasirašinėja baigiamųjų susitikimų dokumentų. Esminiais klausimais, saugumo klausimais, Vengrijos ministras pirmininkas nepasirašo baigiamojo, tie būna vadinami samitai Europos Sąjungos ar ne viršūnių, jis nepasirašo to dokumento. Ką tai reiškia? Tai iš esmės jis pripažįsta, kad strategiškai yra nesutarimas, ar ne? Tikėti, kad jie gali deramai naudotis slapta informacija arba įslaptinta, ar ne? Aš irgi neturiu, pavyzdžiui, tokių vilčių. Budapeštas tapo rusų šnipų žaidimo aikštelė, kaip anksčiau buvo Helsinkis ir Viena, atsiminkite. Dabar jie tenai jaučiasi labai gerai, ar ne? Slovakija laikas nuo laiko. Kitaip tariant, mes ir būdami tose organizacijose, kur yra mums didžiulis iššūkis, mes negalime veikti išvien ir iš esmės turime pasipriešinimą iš vidaus. Tarp kitko, man atrodo, labai dėja gudrus buvo Rusijos veiksmai šitoj srityje. Jie sugebėjo irgi sukurti, paaitrinti tą situaciją, bet nepamirškime šitų dalykų. Jie, manau, priimant taktinius sprendimus kartais labai labai reikšmingi. Ir nereikia bijoti daryti savo, kada tu žinai, kad tu privalai tą dalyką padaryti ir čia kažkas tai mums šitą. Pažiūrėkite, kaip dabar Lenkijos užsienio reikalų ministras trolina Šijarto, Vengrijos užsienio reikalų ministrą. Smagu pasižiūrėti. Tai aš labai tikiuosi, kad ir Lietuvos užsienio reikalų ministras galėtų ir privalėtų tą dalyką pasakyti. Nebijoti, bet sakyti tiesą į akis. Ar turim gal klausimų, kad mes čia visko neuzurpuotumėm? Neturim, tai tada uzurpuotam toliau. Pratešiu, aš dabar tik supratau, bet iš pradžios supratau, kad turėt savo nuomonę strateginių partnerių atžvilgių, ar ne? Tai yra sudėtingiau su amerikonais. Mes turėjom vieną istoriją, kur galėjom iš tikrųjų turėti atskirą nuomonę. Čia irgi viskas karo kontekste, Kaliningrado tranzitas, jeigu jūs prisimenat. Tai mums išlaužė rankas, kad mes dabar turim specialų Kaliningrado tranzitą. Kitaip turbūt toj situacijai, taip laužiant rankas, vargu ar galėjom pasielgti kitaip, paaiškinsiu kodėl, bet galėjom tik tai konstatuoti politiškai, ar tai būtų prezidentas, ar tai būtų užsienio reikalų ministras, kad tai laikina. O dabar žiūrėkit, tas nenormalumas panašu vėl gali tapti normalu. Ir mes vėl turėsim special case istoriją ir tokių sudėtingų situacijų. Bet kalbant iš tikrųjų apie mūsų santykius su amerikiečiais, manau, kaip ir visa Europa tai jaučia, neperlenkt su savo matymu lasdos, turbūt todėl pataikavimo tą diplomatiją yra įsijungus, nes reikia mums, gyvybiškai reikia iš amerikiečių 3 dalykų. Branduolinio skėčio, jų batų čia mūsų žemėse ir, aišku, žvalgybinės informacijos, kuri turbūt yra unikali dėl visiems suprantamų priežasčių.
Tai štai turbūt tas strateginis matymas ir strateginė nuomonė tuo kartais ir apsiriboja, bet noriu pasakyti, kad galim surasti išeičių iš tos situacijos, į kur tu patenki. Pataikavimas galingam, bet nebūtinai geriausiai žinančiam ir protingam. Irgi yra šių dienų neišvengiamybė ir ar ji taps naujų normalumu, ar galima tikėtis, kad kada nors kas nors ateis ir pasakys, pone prezidente, jūs nusišnekat, taip nėra. Turbūt visi žinom, kad turiu galvoje prezidentą Trumpą. Petrai. Jeigu pavyks pakeisti amerikonams jį, tai be abejo istorija pasisuks kitą kryptim, bet gali ir nepavykti. O naujas normalumas, naujas nenormalumas, kuris tapo normalumu, tai, kaip sakė pats prezidentas Trumpas, jie visi atvažiuoja į Ameriką bučiuot man užpakalio ir taip ir turi būti. Ir taip viskas ir vyksta. Nu ką dabar padarysi? Mūsų civilizacija tai buvo sukonstruota su Amerikos nebejotina lyderystė po antro pasaulinio karo. Amerika lyderis užtikrinantis saugumą, nu, Europa prie to prisitaikė, visiems tuos 80 metų, nu, buvo gerai. Pažiūrėkit, koks klestėjimas. Amerika garantavo saugumą ir pasaulinę lyderystę, o dabar Amerikoje viduj subrendo sąlygos, kada jie pasakė, kad mums per daug brangiai kainuoja, mes nebenorim, mes dabar būsim kitokios rūšies lyderiai, kuriems užpakalį bučiuoja. O mes nuspręsim, pažiūrėsim. Nu, kaip matot, tas modelis, kuris susikonstravo, iš dalies susikonstravo, ten buvo daug su Amerikos lyderystė, jisai praktiškai Europą išžlugo. Ir dabar Europa karštligiškai bando išlošti laiko, bet ar žmonės pripratę gyventi su Amerikos saugumo skėčiu bus pasiruošę ginti savo vertybės? Nu, mes tiesiog gyvenam lūžio metu ir neaišku, kuo tas baigsis. Neaišku. Ne tik tai pas mus, bet visoje Europoje. Beje, ir pačiai Amerikai taip pat. Jie galvoja, kad jie yra saugus, du vandenynai, pilni žuvų. Ir čia, kaip norėsim, tai padarysim. Tai čia dar didelis klausimas. Mato, toks mąstymas yra užkričiantis. Tai dar su Trumpu, kuris turi vis tiek vieną ar kitą spaudimą iš kongreso, iš pavienių senatorių, iš, sakyčiau, demokratiškai nusiteikusių apžvalgininkų ir panašiai. Jam nėra tenai taip lengva, kaip sakant, skleisti savo beveik imperatoriškas mintis ir panašiai. Bet jūs įsivaizduokite, kad toks dalykas būtų su Kinija. O Kinija, kaip sakant, auganti tą ekonomiką, beprotiškai auganti ekonomika, stiprėjanti, besiplečianti ir panašiai. Tai, o jeigu tenai tie imperatoriai raudonieji sugrįžę, jie pasakys, o, žiūrėkit, visiškai geras pavyzdys. Taip, va, mes esame dabar. Ir retieji metalai, ir praktiškai masinio vartojimo prekės, prašau, mes galime jums sudaryti, bet jūs turite kaip ateiti, nusilenkti ir dar vieną kitą veiksmą padaryti. Tai panašu, kad, matot, labai blogas dalykas, kad jis išėjo būtent iš demokratinio pasaulio. Toks behaviorizmas politinis, ar ne? Labai nesveikas. Taip, Europa yra nepasiruošusi, nes neturi pakankamai pati sukūrusi saugumo potencialo ir panašiai šiuo metu, bet aš labai tikiuosi, kad šita pamoka Europai bus kartinė, lengva, bet jinai bus gera pamoka. Ir nepaisant tų visų trūkdžių, apie kuriuos mes čia kalbėjom, jinai vis tiek darys tuos neišvengiamus sprendimus. Aš neįsivaizduoju, kaip gali Europa išlikti be tolimesnės integracijos. Patinka jums tai ar nepatinka, mėlyjeji? Tai yra neišvengiamas dalykas, neišvengiamas, aišku, protingai į nebiurokratizaciją, aš noriu pabrėžti, bet integracija, ar ne? 75 metų, reiškia, šiemet yra Šumano 75-metis deklaracijos ir panašiai. Matot, taika buvo priimta kaip
parašyta taika ir visi manė, kad tai yra visiems vienodai, tai yra, kaip čia pasakyti, tikslas ir net negali būti apie tai diskutuojama. Bet niekas nekalbėjo apie priemonės taikai užtikrinti, įsivaizduojat? Visi tiesiog tikėjo, kad taip ir bus. Pasakyta, parašyta pagaliau. Visi perskaitė. Kam čia kyla abejonių dėl to dalyko? Apie priemonės niekas nepagalvojo. Įsivaizduojat? Vokietija, federalinė Vokietija, Vokietijos federacinė respublika, 90 metais turėjo 3000 tankų. Dabar neturi ir 200. Todėl, kad atsirado Lenkija. Ir jiems atrodė, kad Lenkija yra jau ta siena, kuri apsaugos, jeigu ką. Ir tai Rusija negali pulti, nes eina demokratijos kūrimo keliu, rinkos ekonomika ir panašiai ir taip toliau. Tai mums reikia viską taip persvarstyti. Dėja, mes dabar esame tą rytinę sieną, ar ne? Štai kodėl mums labai svarbi, tarp kitko, Baltarusijos tema. Baltarusijos tema. Buvo Aliaskui Baltarusija paminėta, ar ne? Ar jau Baltarusija atiduota Rusijai kaip imperijos, kaip sakant, dalelė, porą sričių imperijai? Kas gali žinoti? Suprantat, mums reikia tą dalyką sekti, nes mes gyvenam tikrai labai karštos istorijos laikotarpį. Tiesiog labai trumpai sureaguosiu į rytinę sieną. Nu, neįsižeiskite, gerbiamas Auštrevičiau Petrai, bet jūs mastot dar praeitų karų ir NATO gynybinių koncepcijų terminais. Visa NATO gynybinė koncepcija buvo sukonstruota būtent sienų principu, kad mes ginsime savo sienas. Ir pas mus, atsimenat, kiek buvo kalbama, nuo 1 centimetro mes pradėsim ginti Lietuvą. Europa bus užpulta ne už sienos, Europa bus užpulta iš Europos. Lietuva nebus užpulta iš Baltarusijos ar Kaliningrado. Lietuva bus visų pirma užpulta iš Lietuvos. Dronai, agresoriaus dronai jau yra Europoje. Ir ta sienos koncepcija turi būti labai rimtai ir naudojant ukrainiečių patyrimą, modifikuojama ir pritaikoma visiškai naujo karo realybei. Tai ar norite atsakyti, pane Auštrevičiau, tuos dronus esančius Lietuvos teritorijoje, gal tada pavystam trupučiuką, nes, sutikit, neįkvepia kažkaip saugiai išsivaikščioti. Ne, pastarėjai pavyzdžiai. Aš sutinku pilnai su Petro pastaba, be jokios abejonės. Tarp kitko, nebūtinai vėlgi tik tai kinetiniam arba skraidančiom priemonėm galima kurti viduje įtampas. Pilietiniam akcijom, tam tikrom, ta prasme, žmogiškojo kapitalo daromais veiksmais, pasiskelbimai kažkokie tai, nepaklusnumo kažkokios akcijos ir panašiai. Šitas dalykas yra seniai išbandytas. Rytų Ukraina praktiškai tai buvo, kaip aš sakyčiau, laboratorija visiems tiems dalykams dar kartą patikrinti. Jau aš nekalbu apie Krymą ir panašiai. Bet, iš tiesų, tie atvejai su dronais, tai aš manyčiau, tai neturėtų būti išvada, kad, žinot, buvusi vyriausybė neinvestavo prieš lėktuvinę gynybą ir panašiai, kaip dabar sako. Tipo, pateisina, kodėl taip yra. Taip, mes visi žinom tą situaciją ir jinai labai yra nemaloni. Žiūrėkit, Vilniaus oro uostas yra mažiau nei 50 km nuo sienos. Ką reiškia Lietuvos izoliavimas, šiaip jau susisiekimo prasme, yra baisus dalykas. Baisus dalykas. Ta prasme, uždarai praktiškai erdvę, civilinės komercinės avialinijos neskraidys tenai, kur yra nesaugu. Jie turi pagrindo. Niekas nerizikuos nei įgulų gyvybėmis, nei keleivių gyvybėmis, nei tais pačiais brangiais lėktuvais ir panašiai. Labai greit užsidaro erdvė. Čia nereikia net ir suvalkų, ta prasme, to gąsdinimo pastoviai priminti ir taip toliau. Tai mums reikia iš to tik taip mokytis, ta prasme, o ne badyti pirštais, kad kažkas tai nepadarė. O kas yra padaryta, mano klausimas yra.
Nu gerai, įskrido, žinom, pažeidimas buvo. Čia pažeidimas buvo, ta prasme provokacija, pažeidimas ir panašiai. Be jokios abejonės. Pažiūrėkit, Estijoje nukrito ir taip toliau. Matyt patiko, matyt pamatė, kad veikia. Gąsdinimas visuomeniai. Tai man klausimas tik tai, kas padaryta, o ne kas nebuvo padaryta prieš 2 metus, nes gyvenimas pernelyg greit keičiasi. Kariuomenės vadas sakė, kad jeigu dar vienas kris, tai dabar jau numušinės. Ne, tai kariuomenės vadas, 4 žvaigždučių generolas Raimundas Vaikšnoras, kad būtų pozityviau. Na, tiesą sakant, tas, kuris apkaltino liberalią demokratiją dėl prastos mūsų šauktinių fizinės būklės, jis šiandien iš tikrųjų pareiškė, kad padaryti praktiniai veiksmai, kad perkeltos tam tikros vidutinio nuotolio, jeigu aš neklystu, greičiausiai neklystu, vidutinio nuotolio baterijos arčiau tų vietų, kur galima būtų efektyviau naikinti įskrendančius objektus ir yra sutrumpinti algoritmai, pagal kuriuos atliekamas sprendimas šalinti ar nešalinti. Tam tikrą prasme pozityvų. Nepaprastai pozityvų, tikrai. Jo, gaila, kad mūsų laikas baigėsi, aišku, mes negalėjom rasti tų, apskritai neradom ne vieno atsakymo, išskyrus, kad visi tikisi, kad nebus karo. Turiu galvoje atsakymą, kodėl per tiek laiko nebuvo pasiruošta ir turint galvoje, kad technologijos kare keičiasi taip greitai, kad jau ir dabar antidroninės patrankos nebėra taip aktualu, kai yra optinio kabelio dronai, kurie Vilniaus oro uostą iš Baltarusijos pasiekia be problemų ir mes neturim lygiai ne vienos priemonės, kas tą galėtų įveikti. Tai ačiū mums visiems labai, kad mes tokie optimistai šiandieną, bet vis tiek tikiuosi, kad jūsų iškelti klausimai, jūsų minčių iškelti klausimai turbūt duos peno kažkam kitiem galvoti ne tik klausimus, bet ir atsakymus. Ačiū Raimondui Lopatai, Petrui Auštrevičiui, Petrui Vaitiekūnui ir ačiū Jums.